kompleksas komandų šalia. Komanda sėdėt. Gulėt. Dirbant būtinas komandų išlaikymas. Šuva kaip mažas vaikas jis skuba. Gerai, sėdėt. Po komandos toks trumpas garsas turi būti. Šuva girdi ne žodžius, jis girdi intonaciją. Stop. Ir išlaikyti. Kai viską įvykdome, giriame šunį šaunuolis vokietukas, gerutukas, greta. Toliau bus kompleksas per atstumą, balsu ir gestais. Na, padirbėsime. Padarysiu per atstumą ir gestais. Komanda sėdėt. Nesilenkdamas numetam pagodinę šuo pagalvos, kad atsigulti reikia. Traukiamės per petį stebim šunį. Išlaikymas būtinas. Dirbame ir balsu ir gestais. Komanda gulėt. Komanda sėdėt. Ir sunkiausias momentas. Komanda stop. Būtinas išlaikymas, šuo gali pabėgti, nueiti ar išvis neprieiti. Kai visą tai su išlaikymu vykdo, šaukiame. Pas mane. Vieni nori, kad apeitų, kiti nori, kad neapeitų, aš kaip kada, žodžiu, kaip kada. Na, einam, padarysim pranešimą. Oi, kągi. Ateikite arčiau, dar arčiau. Kągi, vokiečio aviganių veislė. Nusiimu aš kaip visada kepurę prie šitą veislę, sakyti, patikimiausia. Rekomenduoju visados, jeigu žmogus perka šunį, tai kaip sakyti, su vokiečio aviganiu niekados neapsišaus. Labiausiai civilizuoti. Na, kalbant apie šitą individą, kaip visada, atvažiavo pavėlavęs. Patinukas ar virš metų, žodžiu, ir pirmas susitikimą buvo labai aukštas agresijos potencialas, kad net aš buvau su žieminiu paltu, bet jį, kaip sakyti, truputukas suplėšė. O dabar matote, civilizuotas geras šuva. Būtent šitiems individams, pavėlotukams, kaip visada, kartojimas ir laikas daro didžiulius stebuklus ir padaro daugelį atvejų labai normalius šunis. Taigi, dirbkite ir jums bus, kaip sakyti, rezultatas. Ačiū už dėmesį.